Duomenų analitikai tai yra tokie tarsi magai, kurie iš skaičių duomenų rinkinių sugeba ištraukti daugiau žinių, negu, sakysime, fokusininkas kažko tai iš skrybėlės. Mes mokome kurti modelius, bet aišku, tai yra labai garsiai pasakyta arba labai išdidžiai. Iš tikrųjų, mes bandome pradžiai išmokyti, pritaikyti turimas įvairias matematikos sritis, spręsti tam tikriems pramonėje arba ekonomikoje ar versle esantiems uždaviniams. Taip, paskui, aišku, taikome įvairias technologijas, kaip realizuoti tuos sukurtus modelius, pavyzdžiui, programavimo kalba pateikti tuos modelius, kad galėtumėm greitai juos pritaikyti versle, ekonomikoje, medicinoje, sociologijoje ir taip toliau. Visi pabaigę iš karto galvoja, kad praversiu banko arba kokios nors rimtos finansų analitikų įmonės duris ir staiga mane ten paskirs vyriausio analitikų. Taip iš tikrųjų nevyksta, bet tai yra kelio pradžia link analitiko karjeros. Taip, jūs pabaigę šią studijų programą greičiausiai įsidarbinsit kažkurio iš įmonė gal jaunesniuoju analitiku, ko pasekoje, įdėdami daug pastangų, siekdami naujų žinių, įvaldydami jas, galiausiai tapsite į stambių įmonių vyriausiais analitikai.